Sveiki iššūkio dalyviai. Susitinkam sekančioj dienoj. Tema šiandienos yra mitai apie sveikatą, apie sveiką mitybą ir žarnyno sveikatą. Šiandieną, kaip ir kiekvieną dieną, su mumis Dovydas, mūsų edukacinis partneris, Maistas yra vaistas įkūrėjas. Dabar turbūt toks labai įdomus laikotarpis gyvename metu, kai atrodo tiek daug žinių apie sveiką mitybą, tiek daug prirašyta knygų ir tuo pačiu didžiausias atrodo kažkoks chaosas, daugiausiai sergančių žmonių pasaulyje įvairiom ligom. Ir čia yra pirmas toksai, galim sakyti, pirmas kaip kažkoks tais mitas, kad gali būti kažkokia viena dieta, kažkokia viena ten knyga, viena teorija, kuri tiesiog visai populiacijai galėtų veikti. Čia yra vienas tikrai didžiulis mitas, nes kiekviena kultūra, kiekviena tauta, jinai jau gyvena kitokioj gamtoj, jos žarnyno mikrobiota yra prisitaikiusi pagal tą lokalų sezonišką maistą. Nes prieš 500 metų, čia kokioj Lietuvoj, jums ten nebūtų tiesiog kažkas ten bolto neužsakytumėt ir netvežtumėte kažkokio azijietiško troškinio ten į mišką ar panašiai. Ir tai, žodžiu, žmonės, kai gyvena arčiau gamtos, arčiau darnos sezoniškai, tai jeigu yra vasara ir gamta Lietuvoje suteikia obuolių, aviečių, braškių, slyvų, kriaušių, tai mes ir valgydavom pagal gamtą. Ant tų žolelių, ant tų visokių vaisių ir taip toliau yra specifinės bakterijos, kurios sukuria mums žarnyno mikrobiotą, kurios sukuria tas maistas lokalus, jisai sukuria tai ir tą žarnyno mikrobiotą. Ir ta mikrobiota prisitaiko geriau virškinti tą būtent maistą. Tarkim, japonai daug metų valgė jūržoles ir po kažkiek laiko įvyko mutacija, kartu ten ir su tom, kad jie pradėjo kartu su bakterijų pagalba skaidyti, geriau įsisavinti tas jūržoles. Lietuviui, pavyzdžiui, taip nebūtų, nes jisai prisitaikęs prie kitokios gamtos, bet čia, tarkim, jeigu mes imam tiesiog, kad tauta, kultūra, gamta, kad jau lokacija veikia, kaip kokį mes maistą geriau virškinsime. Na ir tada kitas, jeigu susijęti tą, kad kažkokia viena dieta ir visiems tam tiksliai gali suveikti, sukurti kažkokią gerovę, tai irgi reikia suprasti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus derinys, unikalus mitybos, sporto, miego, judėjimo, emocinio streso, aplinkos, kažkokių veiksnių, teršalų ir gyvenimo būdo. Jisai tiesiog yra toksai, kaip galim sakyti, sandėlis, kuriame visko yra ir pas kiekvieną žmogų kažkaip kitaip, šiek tiek veikia tas organizmas. Ten kažkokios bazinės funkcijos jo atliekamos panašiai, bet tie visi veiksniai, jie veikia ir yra pasiskirstę kitaip. Vadinasi, ir mityba turi būti kažkiek kitokia, pritaikyta tam žmogui tuo gyvenimo metu. Nes mes turime kažkokius streso ciklus epizodus, mes turime kažkokius hormonų ciklus epizodus, mes turime vaikystę, kūdikystę, vaikystę, paauglystę, tėvystę, senas amžius ir jau visur yra reikalingi skirtingi mitybos protokolai, skirtingi gyvensenos protokolai ir jeigu kažkas apsinuodijo, jeigu kalbam žarnyno sveikata, mikrobiota, galbūt kažkas sveikai išlaiko tą mikrobiotą visą gyvenimą, galbūt netgi nėra vartojęs antibiotikų, bet žmogus kaip jis jau vieną ciklą padaro antibiotikų, jo jau mikroflora niekada nebus tokia pati. Jisai galbūt atsistato kartu su probiotikų pagalba, bet realiai tai keičiasi, viskas pastoviai keičiasi. Tai aš gal noriu labiau paimti tą tokį, didįjį tą mitą, kad yra kažkokia viena knyga, kuri gali daryti, kodėl tiek tų knygų yra tiek daug, kodėl tų teorijų yra tiek daug, bet tiek daug sergančių kaip niekada. Nes dabar yra tokia chaoso, iš kažkokio išsigryninimo būsena, manau, globaliai. Ir aš manau, kad ta personalizacija, aš ką pats Czech institutą esu baigęs labiau einant per holistinę, personalizuotą, reiškia sveikatos prizmę ir mediciną, tai kad kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl reikia unikalaus mitybos plano, unikalaus gyvensenos plano, unikalaus pusiausvyros to balanso. Mano esminė mintis būtų tokia ir galbūt man tu kažką nori kelti tokių
galbūt tavo gyvenime svarbių kažkokių mitų, kurie sugriuvo, paimti, pasidalinti, galbūt kažko, ko dar net nebuvai dalinęsis su auditorija. Taip, tai apie mitus, gal pradėsiu šiek tiek iš toliau. Aš, kai sportavau, aš pats Kūno kultūros akademiją pabaigęs, buvau asmeninis treneris fitneso, kultūrizmo. Tai sakykime, ką Dovydas ir minėjo, labai daug žmonės informacijos turi. Vienas dalykas, ta informacija nėra patikrinta ant konkretaus asmens. Antras dalykas, kas labai iš tikrųjų tokia humoristinė situacija būdavo, kai žmogus ateina ir sako, padaryk man programą, ir labai mitybos. Ir labai dažnai, kai buvau asmeninis treneris, su tuom susidurdavau. Ir aš tada sakydavau, gerai, o jūs sakydavau, parašykit, ką jūs valgot, ir tada aš daugmaž pagal tai galėsiu matyti, paskaičiuoti, kiek jūs ko gaunat, pasikonsultuosim, kaip jūs šiaip gyvenat, kokie stresai, kokie papildomi dar veiksniai įtakoja, ir pabandysim kažką tais padaryti, būtent į tą pusę, į kurią einam, ar ten svorio augimas dažniausiai, arba svorio metimas. Tokie paprasti, atrodo, elementarūs dalykai. Bet kas įdomiausia būdavo, man žmonės gal 80% atnešdavo mitybą tokią, kaip jau iš kažkur ištraukti, atrodo, ten ryte košė, ten paskui, sakykime, ten kažkokie lengvi priešpečiai, paskui pietus lygtais ir daržovės. Ir kai pradėdavau gilinti, sakydavau, tai jeigu jūs taip tikrai valgo, tai sakau, viskas gerai, bet jūs man pasakykit, nes ir pagal, sakykime, skaičiavimus, ir pagal tą, sakykime, baltymų, skaidulų, angliavandenių, riebalų, mikroelementų vaizdą, kas yra tuose maisto produktuose, kurie surašyti, viskas idealiai. Ir dažniausiai po kažkurio laiko išsišnekėdavom ten, kad visgi žmogus sako, jo, aš žinau, aš kažkur skaičiau, kad lygtais taip reikėtų, bet nesilaikau. Tai manau, kad pagrindinis dalykas, ką Dovydas irgi sako, labai yra pajaust tą kūną, bet tą pajaust kūną vėlgi iki to savo jausmo, kad dait, aš galiu gal iš savo pusės daugiau pasakyti, man padėjo pasnikas, aš po pasniko pradėjau jaust savo kūną. Todėl kiekvienas, sakykime, turim atrasti tą savo formulę auksinę, kuri veikia kiekvienam. Ir, tikriausiai bandymo būdu, kitaip niekas nevyksta. Ir tokie faktoriai, kaip, sakykime, raugėjimas ar ten dujų kaupimasis, turėtų būti pirmas ženklas, kad visgi kažkas negerai, nes normaliai, ta prasme, visą dieną pučia pilvą, ar ten raugiai, ir ten kažkas skauda, tai to neturėtų būti. Tai tų mitų ir tų knygų daug, ir tų teorijų daug, ir dabar labai viena iš tokių populiarių, sakykime, keto dieta. Vėlgi aš turiu pažįstamų, kuriem labai tinka ir kurie netgi, sakykime, propaguoja ir kiša kitiem tos dalykus. Bet aš žinau ir istorijų, kur, sakykime, žmonės labai stipriai ir kepenis apkrovė ir labai stipriai sveikatą pasigadino su ta dieta. Todėl, sakau, reikia tikrai bandyti, neapkrauti, aišku, savęs, kiek įmanoma iš skirtingų šaltinių, pradžiai susirinkti tą medžiagą, bent 3 skirtingų šaltinių, ir tada bandyti atrasti, kas veikia konkrečiam asmeniui. Čia tų mitų yra tikrai daug, bet tiesiog, kad plėstis į tai nereikėtų, tokią esmę tiesiog komunikavom, kad esminis tas dalykas, kad personalizacija yra svarbu, kad kiekvienas yra tiesiog unikalus darinys įvairių veiksnių ir labai svarbu save sekti, stebėti, kas tinka, kas netinka. Aš asmeniškai, per dirbdamas tiek metų Maistas yra vaistas savo platformai, turiu klausimyną sudarę žmonėm, kaip aš pasitikrinu, mano visi klientai visą mėnesį tiesiog stebi mitybą, kaip maisto produktai, kaip jų kombinacijos veikia jų sveikatą, energiją, virškinimą, tuštinimas ir taip toliau. Ir kai jau žmogus taip atsakingai, disciplinuotai, nuosekliai susipildavo, taip, toks maistas, toks efektas, toks maistas, toks efektas,
po savaitės jau kažką galima matyti. Bet po mėnesio mes jau galime matyti, kaip maistas tuo gyvenimo metu veikia žmogų. Ir tada pasidaro taip pat tiesiog labai logiška valgyti tą maistą, kuris atrodo, praplečia sąmonės lauką, suteikia energijos, užtikrina gerą žarnyną, nes tada galime kažką daryti, kurti, gerai jaustis. Ir tai nėra jokia kažkokia specifinė dieta. Tai yra tiesiog tai, kaip jūsų kūnas šiuo metu veikia, tai ką jisai priima. Ir į tą reikia įsijausti, tą reikia pasitikrinti. Ir kartais žmonės išbando daug įvairių mitybų, daug įvairių dietų, kol prieina tam tikrą tašką, sako, grįžau prie intuityvumo, grįžau prie to jausmo, kad galiu save jausti, ko šiuo metu reikia. Gal iš vis pasninko reikia, pabadauti reikia, gal reikia dabar truputį daugiau daržovių, gal truputį daugiau vaisių, gal kaip tik riebalų reikia. Gal ir tiesiog taip mes vienas tarsi turim suprasti savo kūną, kaip jis veikia ir kuo jis turėtų būti maitinamas. Šiandieną tiek tuomet ir iki sekančių susitikimų. Tiek. Iki.